Pons Vaitkau, kaip jūs vertinat tą aplinkybę, kad prezidentas Nausėda susitinka šią savaitę su tradicinių partijų atstovais ir jau kaip ir lipdo tą valdančią koaliciją po Seimo rinkimų, nors rinkimai dar neįvyko ir visiškai neaišku, kas juos laimė, tačiau Nausėda jau dabar yra suformavęs vyriausybę. Kaip jūs tai vertinat ir kodėl jūs šitą nepakvietė? Tai gal atsakysiu nuo to, kad sisteminės partijos su sisteminiu prezidentu ir tarėsi tarpusavį. Tai čia labai natūralu yra, nes mes esam nesisteminė politinė jėga, kuri yra skersai gerklės jiem visiems. Ir jie mūsų kviesti bet kur, net pasidomėti mūsų nuomonę. Jie tiesiog negali, nes mūsų nuomonė, kokia jinai bebūtų, yra iš karto uždrausta, nes ji yra netinkama, nes ji yra nepatvirtinta šitos globalios sisteminės politikos. Tai iš vienos pusės viskas natūralu ir normalu, iš kitos pusės tai prezidentas, kuris kaip nepriklausomas kandidatas, Nausėda, nepriklausomas kandidatas, buvo vaidinta tokia rolė prezidento rinkimuose. Ir nepriklausomą kandidatą parėmė Karbauskine partija, parėmė Socialdemokratų partija, kurių vertybės, reiškia, yra visiškai vienodos, tai jeigu vienodos vertybės, tai kodėl jie nėra susijungę ir kodėl iš jų nepasidarė viena tvirta politinė jėga. Aš kalbu apie teatrą, kuris Lietuvos žmonėms yra 30 metų tas pats sukamas, kai tie patys veikiantieji pasikeičia tik tai švarkelius ir sukneles ir jie dirba tą patį darbą. Tai ar su viena suknele, ar su kita suknele mes neturėsime jokio kitokio Lietuvos judėjimo, kaip dabar judame link katastrofos link, mes neturėsime jokio kitokio pasirinkimo, bet spalio 13 Lietuvos žmonės turi pirmą kartą per 30 metų iš esmės pasirinkimą arba tuos pačius sisteminius sulipdančius, kaip Nausėda lipdančius iš jų naują vyriausybę, kuri bus pasakyta, jinai visai nauja, čia tik tai Landsberginiai su Laisvės partijom tik tai blogi. Tai arba tuos pačius pasirinksime, arba pasirinksime naują politinę jėgą, tai yra Eduardo Vaitkaus sąrašą. Išgryninimas man patinka. Tai Nausėda išgrynina situaciją. Bet jeigu būtų, pavyzdžiui, jūs pasikvietęs, tarkim, į savo Daukanto aikštę, tarkim, ir ten, pabandęs paklausti, ką jūs galvojat, ką jūs jam pasakytumėt? Mano atsakymą jisai jau žino, nes per debatus jis manęs buvo užklausęs, sako, profesoriau, jūs apsiskaitęs ir taip toliau, bet negi jūs tikite tuo, ką kalbate. Man keistas klausimas buvo, nes kaip galima kalbėti tuo, kuo netiki ir pasakoti. Ir kitus įtikinti, kuo netiki, tarkim taip. Tai man keistas klausimas, bet tada aš vėl vis prisimenu Tulsi Gabbard žodžius, kad kas yra politikai? Politikai yra tie, kurie pasiruošia meluoti apie bet ką ir bet kur, svarbu, kad juos išrinktų. Tai aš prezidentui Gitanui Nausėdai pasakyčiau tą patį, būtent, kad Lietuvos dabartinė užsienio reikalų politika eina link Lietuvos kaip valstybės sunaikinimo ir pataikaujant pasaulio galingiesiems, būtent vakarų galingiesiems ir pasirenkant juos kaip vieną pusę. O mano nuomonė, Lietuvos išeitis šitam geopolitinių lūžių laikotarpį yra neutralitetas, kai mes nei vienam ponui neturim tarnauti. Bet ar tai įmanoma, tarkim, visi sako, kad tai tokia maža šalelė, kaip jinai gali būti neutrali, jie ir tų dramblių tikrai kažkas sutraiškis. Tada aš jiems sakau, reiškia, jūs paneigėte Makiavelio įžvalgas prieš kelius šimtus metų padarytas, kuris istorija įrodė, kad jeigu yra nedidelė šalis tarp dviejų galingų, tai kaip tik jinai turi šansą išlikti nepriklausoma ir neutrali, nes nei viena galinga šalis neleis tą šalį mažytę pasiimti kitam. Tai balansas, viskas nuo jo priklauso. Ir Lietuva
Nausėdai galėčiau paaiškinti, kad Lietuva gali būti mūšio lauku arba Lietuva gali būti tiltų jungiančių rytus ir vakarus. Jeigu būsim mūšio lauku, iš mūsų nieko neliks. O jeigu liksim Nebesvarbu, kas tiltu, laimės tą karą, iš mūsų nieko jeigu neliks. liksim tiltų arba būsime tiltų, tai mes klestėsime. Bet klestės ne tam tikri, ne karinis pramoninis kompleksas ir ne tie prasidavę biurokratai, o klestės visi. Tai čia yra pasirinkimo klausimas ir vėlgi spalio 13 pasirinkimo klausimas. Ačiū. Man elementaru. Dėkui. Ačiū Jums. Gerai.